Parduodamas štai toks Lexus IS 220. Dizelinis. Iš defektų pas mus bamperis nekokybiškai sutaisytas po smūgio. Ir čia vieno posparnio neužtenka. Kas liečia išorinės defektai. Viduj defektai būtų tokie. Nutrūkinėjasi nuo saulės juodi elementai salono. Matosi. Tai va tiek iš defektų. Visa kita, viskas veikia. Lubos nenukritusios. Visur viskas gražu. Kūrėsi. Be problemų. Klaidų jokių nedėka. 6 bėgių mechaninė pavarų dėžė. Ir auksas veikiantis, prikurkęs kavos puodeliui. Pakabanė barška. Važiuoja. Apsukos laiko stabiliai. Niekur nebarbuliuoja nieko. Išsibėgėja gan greitai. Rankinis matosi, kad veikia. O tai va, atrodo mašiniukas. Tinka kasdieniam vairavimui, ekonomiškas, 6 bėgių, galima ir toliau kažkur nuvažiuoti. Norėtųsi už jį gauti 2200. Tiek apžiūros čia dar, jeigu neklystu, 1,5 metų. Iki 1,5 metų, žodžiu, tiek apžiūros čia dar likę. Be problemų praeis savo eiga kitą kartą. Dar galiu pridurti, kad veikiančios ventiliuojamos sėdinių ventiliacija, žodžiu, kuri veikia vasaros metu maloniai važiuoti. Nu, tuo pačiu ir šildymas taipogi.